papraktikuokime kartu diafragminį kvėpavimą. Jums tai reikės veidrodžio, į kurį galėtumėte žiūrėti. Pradžiai pasipraktikuokite su vaizdo įrašu. Iškvepiam, bandom pilvelį traukti link savęs. Galite įsivaizduoti, tarsi bamba kyla į viršų. Visa tai padeda įtempiant dubens dugną. Iškvėpimo metu įtempiam tarpvietę išangę, keliam pilvo apačią į viršų, įkvepiant atpalaiduojam. Pirmiausia, išmokstame šį judesį. Vėliau akcentuojame ir šonkaulių lanką. Iškvepiam, įtempiam pilvą, bambą tarsi keliame į viršų ir šonkaulius uždarom. Įkvepiam, atpalaiduojam. Iškvepiam, įtempiam. Įkvepiam, atpalaiduojam. Iškvepiam, šonkaulius uždarom. Įkvepiam, atpalaiduojam. Iškvepiam, šonkaulius uždarom. Įkvepiam, atpalaiduojam. Toliau viena praktika, kurią galite kartoti. Laikykite įtempusios pilvą, įsidėkite pirštuką virš dubens kaulo į pilvo šoną ir pajuskite, kaip įkvėpimo metu ištempėt pilvo sieną. Iškvepiam, šonkaulį užsidaro, pilvas įsitempia. Įkvepiant, išstumėt savo pirštą į šoną. Iškvepiam, įtempiam pilvą. Įkvepiant, pirštukas išsistumėt. Reiškia, kad aktyvuojat pilvo šoninius raumenis. Dar kartą akcentuojame šonkaulius. Iškvėpimo metu šonkauliai kaip armonika užsidaro į vidų. Įkvėpimo metu šonkauliai atsidaro. Galite šonkaulinį kvėpavimą taikyti tiek pilvinio kvėpavimo metu, tiek pilvo aktyvavimo metu. Tai yra, kai pilvą laikote įtemptą, o kvėpuojate tik šonais ir šonkauliais. Praktikos reikia daug. Sėkmės!